Aš Vilius Bagdonas, panevėžietis. 91 metų sausio 13 neišvažiavau į Vilnių, nes ir Panevėžyje buvo prašoma, kad nebeišvyktų visi taip masiškai, nes ir Panevėžyje neiškumų buvo, kas nutiks, nes mes turėjom karinį dalinį Panevėžyje prie Panevėžio ir iš ten įvairių nesusipratimų, įvairių išpolių buvo ir mes panevėžiečiai rinkomės, kad palaikyti žmonės, kurie pasilieka, kurie gali ir kurie nori pastovėti už Lietuvą, už Panevėžį. Ir ryšys su Vilnium buvo. Mes žinojom, kas Vilniuje, mes rinkomės prie pašto, bet kas vyksta Vilniuje, mes žinojom, kad tai buvo negeri dalykai dėjosi Vilniuje. Tuo labiau aš pergyvenau, kad mano brolis išvažiavo, jisai buvo prie bokšto, grįžo sužeistas, sužalotas. Tai neramumų. Panevėžyje tokių neramumų nebuvo, kažkur tai gal apie 11 valandą, aš dabar to laiko tiksliai nepasakysiu. Pasirodė šarvuočiai, tai yra tos BTR-ai, šarvuotos ratinės mašinos, sustojo, panašiai apie moterų kalėjimą toje vietoje, nes mes buvom prie pašto. Ir paskui po kiek laiko buvo pranešta, kad mūsų tas visas kvartalas yra BTR-ais apsuptas. Na ir laukiam, kas čia bus, toks neramumas. Technika buvo neišjungta, varikliai dirbo, kareivių nebuvo. Kareivių buvo tik tiek matoma vairuotojas ant tos mašinos ir vienas kitas. Šiaip ginkluotų arba šiaip pasiruošusių šturmuoti kareivių nematėm, nebuvo. Galbūt jie buvo kažkur kitur, laukė įsakymą ar panašiai, nežinau. Kažkur apie 12 valandą, kada jau žinojom, kad Vilniuje pats neramumas, tos mašinos bandė pajudėti iš vietos. Tai buvo tokia komanda, kad moterys visus ir jaunesnius pasitraukti giliau. Ir mes ten vyresni ėjom į priekį, bet nieks nepajudėjo, nevažiavo tos mašinos, kiek pabūs, jos atsitraukė ir gavom tokį pranešimą, kad jau apsuptis atsitraukė, išvažiuoja ir po to išvažiavo ir tie, žodžiu, šturmo tokio kaip ir tik tai pagąsdinimas buvo susirinkęs, bet šturmo tokio nebuvo. Galbūt gautas buvo įsakymas, kad užtenka tos sumaišties tokios didelės Vilniuje ir kad nebebūtų ir kitur, kad nesukelt dar didesnių nepasitenkinimų ir riaušių. Tai vat tiek. O vėliau mes dar palaukėm, nieks nebeatvažiavo, nieko, ir dalis grupelėmis palikam iki ryto, dar dalis žmonių buvo pasilikę, budėjo prie pašto, bet iš ryto sužinojom, kad viskas baigėsi laimingai ir kaip ir prieš tai buvusios naktys buvo laimingos.